Labas rytas, sveikinusi su jumis nuostabioje kvapų, garsų, aromatų pripildytoje, brėkštančioje dienoje. Dar tik ankstyvas rytas, tačiau regis tiek jau nuveikta, tiek padaryta, tiek jau pasisveikinta ir pabuvimo, ir už miesto ribų, ir pamatymo gamtos dovanojamų ir visatos skirtų dovanų nuo gyvūnų, nuo stirnų, nuo voratinklių, nuo rūko, nuo šešėlių ir ne visai tamsos jau perėjimo į šviesą, nuo pasisveikinimo iki pat sielos gelmės ir pasirenkant vėl nerti su galimybė į tą dieną, su intencija, o ko aš šiandien dar galėsiu išmokti, kuom aš šiandien galėsiu būti naudinga kitam, kam šiandien dar turiu galimybę einant pro šalį nusišypsoti, prie ko šiandien dar galėsiu sustoti ir paklausti, o kokia tavo nuotaika, o kaip tavo šiandien sekasi, o ką tu jauti. Pasirinkti, kaip noriu pradėti dieną, tai mano atsakomybė. Atmerkti akis ir turėti dar vieną galimybę padėkoti, kad galiu kvėpuoti, padėkoti, kad turiu šansą, padėkoti, kad turiu galimybę ir šiek tiek laiko ištaisyti, padaryti kitaip, kažkam paskambinti, pamatyti, priimti. Priimti nebūtinai kaip praignoruoti arba kad taip nėra nesvarbu, priimti adekvačiai, kad yra kaip faktas, neneigiant, kad aplink mane ir su manim taip vyksta. Todėl va šis galbūt trumpas, neišsiplenčiant per pavyzdžius, dar truputį akcentų sudėliojamas, bus vėl tarpusavio santykiuose, tarp vyro ir moters, tarp žmonių, tarp kolektyvo, tarp kolegų, kad gali būti visaip. Gali būti visaip, tik tai vėl viskas vyksta taip, kiek mes patys per save transliuojam, parodom kitam, kaip su manim galima, kaip su manim negalima, kaip man tinka, kaip man netinka, kaip aš renkuosi ir kaip aš stabdau, atsisakau. Išeiti iš santykio gali tiek kitas žmogus, tiek mes patys. Tai nėra čia kažkas naujo, kad, sakykime, yra įėjimas ir nėra išėjimo. Kiekvienas turi į tai teisę, kiekvienas turi savo priežastis. Nebūtinai mums jas žinoti ir nebus gyvenime taip, kad mes, aš kaip juokaudavau klientams, mums niekada į elektroninį paštą neateis atsakymas, ar tam tikra situacija, ar tam tikras programa yra uždaryta, ar jau atidirbai, ar jau padarai viską, neateis, kad tiesiog nebus. Mes turim iš pajautimų ir iš savistabos savęs, iš patirčių pasidaryti išvadas ir nepalikti klausimo atidaryto. Atidarytas klausimas, neišspręstas klausimas yra tas pats, kas nuolat mokėjimas
kredito su nežinomais procentais. Pastoviai dėmesys kažkur, nes jis užmestas, atidėtas, nepraspręstas, neprakalbėtas. Prie jo negrįžti, tai dar nereiškia, kad viskas savaime susitvarko. Savaime susitvarko per sąmoningumą, kada aš sėdu, prasisprendžiu, nusprendžiu, priimu, uždarau ir ne tai, kad pamirštu, tai priimu kaip savo gyvenime etapą, kaip istorija, jinai lieka, tačiau niekada nesigręžioju atgal, duodama ten dėmesį savo. Kas buvo, jau viskas buvo, jau praėjo, padaryta. Mes iš šio taško mes pakeisti nieko nebegalim. Tuo labiau pakeisti kito žmonių sprendimo. Todėl žinoti kaip kas, nežinau ar verta, tačiau aš visada už tai, kad priimti žmogų kitą toks, koks jis yra, tai tolygu priimti save tokia, kokia esi. Su tamsiaja, su šviesiaja savo puse. Tu pripažįsti, kad esi gali būti ir melancholiška, tu gali būti šiek tiek susikurti savo diskomforto būseną, tu gali būti momentais ir kekšiška, tu gali būti ir gera mergaitė, tu gali būti tylenė, tu gali būti harmonijoje, tu gali būti betvarkiai, tu gali būti chaose, tu gali būti visokia ir visoks. Leidimas savo būti tokiam, koks esi, tai neišstumti iš savęs, neišplėšti, sakykime, neiškasti. Ir į tą vietą kažko paskui neužpildyti. Esi visoks. Ir aš labai laukiu tos temos, kur man labai tokia knieti jum pristatyti iš savo požiūrio kampo. Todėl irgi ne tai, kas suintriguoja, nes man labai nemėgsta, kaip būna, pradeda sakyti ir nedasako, tai viskas paeiliui, o šiandien noriu užbaigti tą temą, kurią pradėjau. Ir grįžtu prie to, kad vienas momentas yra, kada žiūrint, dar reikia įsivardinti, kokie statusai jungia žmonės, ar tai yra broliški santykiai, ar tai yra ryšiai su giminėmis, ar tai yra ryšiai ir kažkokie kontraktai su kolegomis ir vadovais, ar tai yra sukurtas ir kūriamas, pradėtas, tačiau neįvardintas, neapibrėžtas statusas su mum mylimais žmonėms, su vyru ar moterim. Ir vėl viskas susiveda į tai, kiek mes tai apkalbam. Ar mes prisigalvojam ir multiplikuojam savo galvoje įvairius scenarijus, variantus. Ar jeigu neaišku, jeigu yra abejonė, jeigu kažkas mus neramina, ar mes tiesiai šviesiai klausiam to žmogaus, kaip yra. Man reikia kažkokio aiškumo. Ir jeigu žiūrėti į tai, kad turim teisę mes išeiti iš santykio, turi teisę lygiai taip pat išeiti ir kitas žmogus iš santykio. Tačiau kokiu būdu jis tai padaro, kokiu būdu mes tai padarom, kiek mums tai svarbu. Ar priparkuoti automobilį, kažkur numesti
neleidžiamam vietoj, negerbint kaimynų, pastatyti skersai mašiną per kelias vietas ir nesvarbu, kaip paskui grįžę žmonės išsisuks iš situacijos, ar aš sėdu su žmogumi ir jam sakau, žiūrėk, buvo gražus geras laikas, buvo daug gražių emocijų, buvo daug gražių akimirkų, bet yra va taip, aš tau dėkingas už visą tai, ar ne? Ir tada tai labai gražus išsiskyrimas su galimybė žmonėms eiti toliau šioje kelionėje, pažindintis su kitais žmonėmis. Tačiau nelieka atviro klausimo, nelieka abejonės, nelieka, sakykime, pretenzijų savo, kitiems, neiškumo, neapibrėžtumo, plakymosi. Lieka viskas aišku ir aš lieku savo centre stovėti stabiliai, susiligiavus su aplinka, su savimi, kad ir tuo metu, kaip bebūtų, ką pakeltų, kokią emociją ir koks skausmas aplankytų, tačiau tai būtų, kaip sako, bent jau aišku, kad skausmas jisai tuo metu, negu jisai užsitęsęs be pabaigos. Ir tuo labiau, kai moteris sėdi ir laukia, sakykime, esu analizavus, esam kalbėję per skaičius, kad per jų situacijas moteris laukia, sakykime, 5 metus. Vien man tas laukimas, aš esu netgi irgi įžvalgas parašius tekste, kad vien laukti tai yra spastai. Laukti ko? Va, sėdžiu ant upės kranto, laukiu ko? Pabaigsiu daryti transliaciją, pareisiu namo, pasiruošiu į kitą savo, sakykime, norimą buvimo vietą, kitoj formoj, kitokį poreikį. Bet tai čia ne tai, kad laukimas. Ateis tam tikras laikas, pasidarysiu tą, ką turiu pasidaryti ir būsiu ten, kur aš tuo metu man pajausiu, kad noriu būti. Laukti ko? Laukti kažko, tai vėl nematyti, kaip va yra šiuo metu faina. Nematyti, kiek gausos šiuo metu aplink mane. Laukti kažko, tai laukti kažko, kas nepriimti, kame dabar esu. Laukti tai tiesiog iliuzija, laukti. Ir įsivaizduokit, būna žmonės laukia, kokie, sakykime, kaip minėjau, 5 metus. Nu, tai gerai, 5 metus paskaičiuokim taip, jeigu galima, gaunasi kokie 1825 dienas. Tas dienas sudaro 43 800 valandų. Tas valandas sudaro 2 628 000 minučių. Ir tikėtis ko? Kad žmogus tas, kuris išėjo, jisai neturėjo laiko ir galimybės per 2 milijonus minučių parašyti ir skirti jum laiko savo veikloje, savo dienoje.
Ir jūs galvojat, kad per 2 600 000 minučių žmogus miegojo. Žmogus antiek užsiėmęs, kad tiesiog jam dar reikia 3000 ar ne, sakykime, milijonus minučių, kad ateitų tas laikas, kada jis grįžtų į jūsų gyvenimą. Galbūt tai nėra blogas variantas. Be teisimo, čia yra tiesiog pasirinkimas, jeigu tam žmogui komfortiška būti tiek laiko susikurtoje savo iliuzijoje. Tačiau lygiai taip pat paprasčiau būtų priimti kaip faktą, kad tas laikas, kuris yra skirtas laukimas, tai tas pats, kas pripūsti balioną, sudėti ten va to laukimo, nerimo, tikėjimo, sakykime, sukrauti, pripūsti jį ir laikyti nuolat rankoje ir visur jį nešiotis. Jį visur nešioti. Jūs ką darot? Ar darot sąmoningai ar nesąmoningai, jūs diena iš dienos einat su rankoje su tuo balionu, į kurį sudėta jūsų viltis, jūsų visi prisiminimai, kas buvo nutikę su tuo žmogumi, visi kažkokie jums pažadai, visi žodžiai, kuriuose nebuvo veiksmo, tik tai buvo ten, sakykime, jūsų vėl ta holograma susikurta ir su tikėjimu, kad nu va taip. O kur jūs? Toje vietoje, kur jūs? Ar ten yra toje būsenoje, ar yra moteris? Ar yra vietos, kada galite atsistoti prieš veidrodį, apsikabinti švelniai, žiūrėti savo į akis ir pasakyti: sveika mieloji, aš tave myliu, aš tave matau, aš jaučiu tave. Ar galite tai sakyti? Ar galite savo padėkoti? Vyro nebuvimas šalia, tai nereiškia, kad esat atstumta. Tai reiškia, kad turite visą rūpestį ir meilę kūrėjo, visatos rūpestį. Neįmanoma būti, jog esate pamiršta. Per vyrą mes kalbam su kūrėju. Vyro nebuvimas, ta pati būsena, pokalbis su kūrėju ir jo visa meilė bei rūpestis. Vyras per moterį, jis priartėja prie kūrėjo. Todėl moters žinojimas, netikėjimas, bet žinojimas iki panagių, iki ląstelės lygmens, kad manimi nuolat yra pasirūpinta, kad aš esu saugi kiekvienoje minutėje, sekundėje, ne iliuziniam laukime, bet šiame momente stebint
save ir matant realybę, kurioje nėra praeities, kurioje nėra ateities, o buvimas čia momente yra visa visata, yra visas pasaulis, yra viskas. Čia sutelpa viskas. Todėl išsiskyrimas tarp žmonių priklauso tik tai nuo formato ir nuo leidimo, kaip aš tai leidžiu, kiek aš gerbiu kitą žmogų ir kiek išvertinu tą laiką, kurį buvau kartu su juo. Nes kitas žmogus tik tai poreikis kito žmogaus yra poreikis būsenos, skonio, kvapo, aromato. Aš sulyginčiau netgi su tuo, kaip sakykime, jūs, kad ir kažkurį laiko tarpą, metus, 5, 6, turėjot savo mėgstamą kepyklėlę. Čia toks išbandymas buvo gal 21 metais, kada buvo suteiktos mum sąlygos, kada mes kažkur galime įeiti, tik jeigu atitinkam tai, ar ne? Ir aš atsimenu, kaip šiandien dieną aš nueinu ir buvo visiškai ankstyvas rytas, visiškai paprasta diena ir manęs paprašo va to įrodymo, kad man įdėtų tai, ką aš matau, va taip, tai užtruktų, nu ten gal 30 sekundžių, gal minutės neužtruktų, patalpoje nieko nėra ir manęs prašo man įsirodyti, kas aš esu. Ir sako, jūs čia rimtai. Ir aš netitikau to, ko manęs prašo, tačiau mano pasirinkimas buvo tas, kad nuo to laiko jau praėjo gal kokie 3 ar 4 metai, tai buvo galutinai uždarytos durys šiai įstaigai. Tuo metu pasakyta, kad daugiau manęs čia nebus nei kojos, tai taip pat liko, kada aplinkybės pasikeitė ir tu vėl drąsiai gali saugiai, be jokių įrodymų, nuveiti ten, iš kur buvai išprašyta tuo metu. Tačiau vėl tai yra savivertės ir sau duoto žodžio klausimas, kad tuo metu manęs jau, manęs nereikėjo. Man nėjo į kažkokį, ne tai kad kompromisą, bet į žmogiškumą. Manęs tuo metu nepažemino. Jie į mane taip, aš taip, ir tada aš žiūriu, ar man tinka ar netinka. Ir kiek metų tai visiškai dabar ramu, vadinasi, yra kažkokia visada alternatyva. Arba yra tuo metu, kad tuo metu kažkiek jau pasitarnavo ir man daugiau nebereikia tos įstaigos. Aš mėgavusi kažkurį laiką aromatu, kvapu, galbūt iliuzinių laimės ir džiaugsmo susikurtų per tą saldumyną ir pabuvimą kartu, bet jeigu pasikeitė aplinkybės, tai nieko nereiškia, tai niekas nepasikeitė. Aš galiu rasti kitą variantą, aš galiu rasti galimybę kurti ir susikurti pagal savo mėgstamus produktus ir naudojamus ingredientus, savo vienintelį unikalų desertą. Tačiau visada yra tas momentas, kada ir aiškumas santykio, kada
tu nueini kaip variantas, kada jau užsidarė ir nebėra ir tuščios patalpos ir tu nežinoji, kad va ši veikla yra stabdoma ir tu nustembi, buvo, yra taip. Fainas buvo laikas, daug gavau emocijų, skonio, kažkokia buvo galbūt priklausomybė, reguliariai, sakykime, buvo perku, naudoju ir esu lankytojas, tai gali būti vienas variantas, tačiau nėra einama kiekvieną dieną ir tampama durim ir stovima ir sėdima prie durų, verkiama, kodėl dabar užsidarė, kas čia nutiko. Buvo, dabar yra kitaip. Tačiau kitokia reakcija būtų, jeigu nueinam ir durys uždarytos, skelbimo jokio, tuo metu tu nežinai, kada bus atidaryta ir tu nueini, nes tu nežinai, sakykime, darbo grafiko. Šiandien nusipirkai, tu užsinorėjai rytoj uždaryta, nueini poryt uždaryta, tau pasisekė, nes atidaryta dar po vienos dienos, tu gavai vėl tos savo tokios trumpos euforijos, nuėjai dar po dienos, tu vėl gavai euforijos, ten sakykime, ir paskui nuėjai vėl uždaryta. Ir kiek mes tada leidžiam, va tokiom sąlygom, ne tai, kad žaisti, bet ar mums tiktų va taip va. Ar lengviau, paprasčiau paleisti, kad okei, buvo, nebėra, bus kažkas kitas, bet yra konkretu, kad mano gyvenime, va tas džiaugsmas, kurį aš buvau radus ir kuris man buvo malonus, jis, va taip va užsibaigė. Ar eiti kiekvieną dieną ir tikėtis, galbūt šiandien gauti to truputėlį malonumo ir paskui neaišku vėl kažkokio neiškumo, kada vėl kažkas pasiseks ir kada į mane vėl bus atkreiptas dėmesys, kada man kažko duos. Ir vėl kas iš čia išeina tai, kad kiek aš esu alkana tos emocijos. Jūs sakysit, kaip dabar čia saldumynas lyginat su žmogum. Taip, mums kito žmogaus, ta prasme, poreikis yra, kiek yra vėl alkis. Ir jeigu yra tas žinojimas, kad ne kitas žmogus man sukuria būseną, bet aš pati susikuriu tą būseną nuo va tos akimirkos, kada pramerkiau akis, kokią tą būseną pasirinkau, kaip rūbą atsidarius spintos duris. Šiandien pajaučiu, kad noriu su tokiom spalvom, su tokiu modeliu, su tokiu fasonu apsivilkti ir nerti į dieną. Aš nusprendžiu, kokią aš būseną šiandien apsivelku. Ir ar aš, sakykime, sugebu stovėti centre, susiligiavusi su savimi ir nežiūrint, kokie įvykiai, situacijos. Matot? Čia yra, kiek aš išlaikau balansą ir kokios mano reakcijos į situacijas, žmonės, kurie vyksta aplink mane, mano gyvenime. Kiek manęs, kiek aš stoviu, kiek aš sugebu išlaviruoti centre. Ar aš nukrypsiu į tą pusę, kur, sakykime, mane gundo, provokuoja, kur
manim manipuliuoja, ar aš būsiu gera ir aš padarysiu viską, kad aplinkybės nepasikeistų ir kabinsiuos ir nešiosiuos tą pripūstą balioną, į kurį susidėjau, apsikaltinau ir susimažinau, į kurią pusę krypstu. Ar aš priemu save visokią su šešėliais, kad galiu būti būti tam tikrose pati aplinkybėse, leisti savo ir kitam būti kaip jam būnasi. Ir žinoti, kiek malonumo aš pati kuriu, kiek veiklos aš pati turiu, kiek džiaugsmo aš galiu sukurti sau pirmiausia, o per save kitam, kiek man pačiai malonu su savimi, kiek aš galiu žiūrėti į veidrodį pati iš save. Nes labai liūdna prisiminti, kada per savo praktiką sodindavau moteris prieš veidrodį, duodavau tam tikrus pratimus, kad jos save geriau matytų ir išjaustų, pajaustų techniškai, tvarkingai, netrumuojant savo kūno, rankų, riešų, moterų labai silpna vieta riešai. Ir vaizdas toks liūdnas, kad moteris negalėdavo pakelti akių ir pasižiūrėti į veidrodį, į save pačią. Apie apkabinimą tai aš iš vis nekalbu. Apie lietimą savo kūno, ant kiek traumų, ant kiek skausmo, ant kiek nemeilės savyje reikia turėti, kad negalėtum savo pažiūrėti į akis. Kodėl tada norėti ir tikėtis, kad kitas žmogus, kitam žmogui malonu žiūrėti į mus. Kiek mes galim duoti, ar mes duodam santykyje ir ryšyje to, ko norim ir tikimės iš kito žmogaus. Ar mes galime ir mokame, gebame, ar esam pasiruošę duoti žmogui tai, koks alkis mumise yra, jeigu yra. Štai, va kas atsitiko, kada nebeišlaikom pusiausvėros. Į kokią spalvą įkrentam, į kokią emociją įkrentam, kiek pastringam, kiek leidžiam laiko tame būti. Ar aš stabiliai stoviu, ar aš jaučiu žemę po kojomis, ar aš matau save, ar aš priimu save. Ar kito tylą ir ignoravimą priimu kaip normą. Ar man tinka taip, kad savo mylimam žmogui, savo broliui, sesiai, tėčiui, mamai, kolegai esu nematomas. Tas žmogus transliuoja tiesiog su tyla, kad man tu esi nematomas, aš tavęs nematau, man tavęs nėra. Todėl tvarkyti ne šakas nukritusias, ne rodyti nepasitenkinimą, kad man nepatinka. Man nepatinka, kad antis šiuo metu plaukia upėje viena. Man reikia 3 ar 4, ar man nepatinka jos, sakykime, atspalvis, kaip jinai atrodo. Sėdėti va ir reikšti nepasitenkinimą. Tai sėdėti ir transliuoti, kalbėti su savim pačiu. Ir kada žmogus pradės suprasti, kad kalbėtis su kitu, tai kalbėti su savim pačiu, labai, labai atlaisvina, labai išlaisvina, labai atpalaiduoja. Kad kitas turi teisę sakyti tai, ką jis nori sakyti, tai, kaip jis jaučia,
Tačiau dar vieną pavyzdį tokį pasakysiu, irgi ruošiausi šventį. Pasižiūrėjau, kad labai šilta diena bus, labai šilta diena. Pasidariau prancūzišką pedikiūrą. Tačiau pasidarė taip, kad prasibėgiojus anksti ryte, pasirodo, kad diena bus ir netokia šilta. Įsijungia kūrybę, įsijungia kitokie pajautimai, kad norisi kitokios avalinės. Ir pedikiūras jis praktiškai nematomas koks jisai. Aš žinau, tik aš žinau, koksai jis. Todėl kokia bebūtų situacija, ką bekalbėtų žmonės, jie gali sakyti, ką nori. Tas pats, kad sakytų, kad, kokia spalva negraži. Ane ten, sakykim, taip, imkim, taip, pafantazavus. Čia toks tik žinojimas yra, kad jie man sakys, kad tavo spalva, negraži, per daug žalia, per daug blanki. Kiekvienas gali turėti savo poziciją, savo matymą. Bet ar man bus koks susierzinimas? Ar kažkoks nepasitenkinimas, ar kažkoks noras įrodyti, kad ne, jūs klystat, jūs pasižiūrėkite, pas manegi prancūziškas manikiūras, ar pedikiūras ant kojų pirštukų, kurių šiuo metu nemato kiti, bet aš tai žinau, aš netikiu, čia ne apie tikėjimą, aš žinau 100 ir daugiau procentų, kad pas mane šiuo metu pedikiūras yra prancūziškas. Ir koks man skirtumas, ką gali sakyti, kalbėti kiti. Ar man tikrai yra noras įrodyti, nusimauti batus, pasižiūrėkit, jūs pasižiūrėkit. Todėl ir sakau, kad mes negalim atsakyti už kitų žmonių sprendimus. Jie juk jau Jie nusprendė. Kodėl jie taip nusprendė, mums nelabai turėtų rūpėti. Mums turėtų rūpėti, kiek mes save pažįstam, kiek mes esam tikri, kas mes esam. Netikim, neįsivaizduojam, neprisigalvojam, bet žinom. Taip kaip šiandien ryte aš save beliečiant, bejaučiant, aš žinau, kad šiuo metu esu moteris. Kad tuo metu, kada žmogus galbūt kažkokį norėjo man primesti įsitikinimą, kažkokią repliką, aš leidžiu jam būti jo tiesoje, bet aš žinau, aš netikiu, aš neprisisvaigstu, kad gal aš nusimausiu batus ir nublemba, gal jis teisus. Kodėl tuo metu aš turėjau sakykim, suabejoti savim ir žiūrėti pro to žmogaus, jo žinojimo tiesa, pro jo akis. Išdavus savasias, savo žinojimą. Todėl būkim atviri, leiskim ir eikim iš pagarbos. Iš pagarbos kitam, iš pagarbos tam laikui, kurį tie žmonės konkretus tuo metu, jeigu jie turi būti šalia mūsų, mes tam laike, kur turim būti kitų žmonių, eikim iš pagarbos ir dėkingumo, nes man taip, ne tai, kad keista, bet visada viskas visatoje sutampa. Kreditas su debetu, ten klaidų nėra. Mes per tą tokį savo protą prisigalvojam, dasigalvojam ir norim išvesti kažkokias, sakykim, sukurti, sukontroliuoti, kas ne mūsų galiomis. Todėl viskas trunka tiek, kiek trunka.
jeigu vaikystėje, kada dar žiūrėjau prieš, sakykime, 30 metų televiziją ir žiūrėdavau filmą, va tokį momentą irgi įdomu, paskui aš atsekiau, žiūrėdavau filmą ir prasidėdavo reklama. Ir visada būdavo tokia įtampa, nerimas, kiek ta reklama gali tęstis. Bet pykdavai dėl to, kad kuo ilgesnė reklama, tuo mano įsitikinimas buvo ir matymas, tuo mažiau liks filmo parodyti. Nes tu žinai maždaug pagal programą, kada turi filmas baigtis. Ir jeigu užsitęsia reklama, tavo tas protas užsuka tiek, kad žiūrėk, liko 5-6 minutės filmo, kuo ilgiau reklama, tuo filmas trumpiau. Paskui tik tai supranti, kad nebus neparodyta nei mažiau, nei daugiau. Kiek filmo yra, tiek jo ir bus parodyta. Nuo reklamos tai nepriklauso. Tiek skirta toje dienoje, toje serijoje, kiek yra epizodų, tiek jų ir bus parodyta, ištransliuota. Nei daugiau, nei mažiau. Todėl nervuotis, būti įtampoj, būti nerime, būti baimėje, kad nuo reklamos ilgumo priklausys, kiek aš pamatysiu, tai visiškai kvaila. Todėl nei daugiau, nei mažiau. Viskas vyksta tiek, kiek turi vykti. Ir mes čia nelabai ką įtakojam. Mums svarbu tik tai priimti kaip faktą, kad taip yra, atsipalaiduoti ir pasitikėti dievišku planu, nes ten yra kas žino, ten yra kas mato. O per kitus žmonės mes tik tikriname save ir dar labiau susipažįstam, prisimenam, išpakuojam, atpalaiduojam. Reaguojam taip, kaip turim reaguoti. Nei daugiau, nei mažiau, nei stipriau, nei silpniau. Tiek, kiek esam pasiruošę. Todėl gerbiam, elgiamės su kitais kaip su savimi patys, dėkojam už bet ką, už viską, už smulkmenas, pamatom, jaučiam. Nepadarom tai, kad kaip, taip turi būti. Tai įprasta, tai be vertės. Dėkojam už tai, kad turim galimybę pasirinkti, kad mus pasirenka. Ir laikom save stabiliai, bet neplakam, jeigu kažkur nukrypom. Neplakam, jeigu norim pasirinkti kitą patirtį. Visaip, visokiais mes savo galim leisti būti. Ir viskas prasideda nuo to, kad pirmiausia leisti patys savo. Kiek mes patys savo leidžiam, nesuvaržom, kiek turim ryšį su savo aukščiausią sąmonę, su ta dalelė, kuri labai galinga, labai stipri, labai pasitikinti, labai šviesi. Tik jei per ankštą mumise mes turim rasti įrankius, kelią, kontaktą. Pirmiausia su savimi, dėkinga, neriam į gražią, spalvotą, kvapnią, pilną įspūdžių dieną. Iki greito.